Sveiki dar kartą, gerbiama Lietuvos futbolo bendruomenė, federacijos nariai, vykdomojo komiteto nariai, fanais ir gali medija žiniasklaidos atstovai, žiūrintys šią transliaciją savo kompiuteriu ar telefonų ekranuose, dalyvaujantis gyvai. Tai iš tikrųjų malonu sveikintis su jumis šiais metais, norisi apžvelgti praėjusius metus ir ne tik praėjusius metus, bet ir visą mano vadovaujamą etapą Lietuvos futbolo federacijos gretose. Taip, šiais metais nusprendėme eiti šiek tiek kitų kelių ir pateikti veiklos ataskaitą galbūt kažkiek kitaip negu esate įpratę. Taip, stengiamės daryti viską moderniau, šiuolaikiškiau ir trumpiau. Tai pabandysiu supasakoti mūsų pagrindinės vykdomas veiklas 24 metais, pagrindinius iššūkius arba pagrindinės tematikas, kuom futbolas gyvens šiais metais, kokias turėsime ateities perspektyvas ir ką pavyko, ko galbūt ir nepavyko pilnai įgyvendinti per jau kelių metų veiklos kadenciją prezidento pareigose. Taip kad dėmesio į ekraną. Pristatant ir pradedant veiklos ataskaitą, tai norėčiau pradėti pirmiausiai nuo politinio atstovavimo. Kokią situaciją mes turėjome 2022 arba 2023 metais, kada nusprendžiau kandidatuoti Lietuvos futbolo federacijos prezidento poziciją užimti. Tai iš tikrųjų ta situacija nebuvo pavydėtina. Patys puikiai atsimena visa futbolo bendruomenė, kad 2022 metų Liepos mėnesį turėjome pradėtas, jeigu taip galima pasakyti, dėrybas dėl federacijos valdymų pokyčių, dėl naujojo vykdomojo komiteto, dėl įstatų pakeitimo ir dėl visų kitų išgyvenimo, jeigu taip galime pasakyti, sąlygų, nes tikrai turėjome pakankamai aštrų, pakankamai konkurencingą periodą išsaugojant organizaciją, išsaugojant Lietuvos futbolą tarptautinėse arenose, nes buvo minčių ir kalbų apie tai, kad Lietuvos nacionalinės rinktinės galėtų nebeatstovauti Lietuvai įvairiuose atrankose į pasaulio ir Europos čempionatus. Tai dar kartą naudodamasis progą noriu padėkoti čia esančiams FIFA ir UEFA atstovams, kurie iš tikrųjų dėjo didelį darbą, gerinant mūsų gerasias valdymo praktikas, gerinant mūsų įstatus, paruošiant naujus įstatus, taip kad tai atlieptų į mūsų visų keliamus tikslus. Mes turime visiškai atnaujintą valdymo struktūrą, naują įvykdomąjį komitetą, naujosius viceprezidentus ir manau, kad tas impulsas leido stabilizuoti padėtį, einame į priekį ir tie darbai, tie pokyčiai, kurie buvo atlikti, manau, kad visai futbolo bendruomeniai ryškiai matosi. Kalbant apie politinį atstovavimą tiek tarptautinėse arenose, tiek ir Lietuvoje, tai smagu, kada Lietuvos Seimo pirmininkas, kada kiti aukšto rango Lietuvos politikai ar pareigūnai tikrai skiria dėmesį Lietuvos futbolui, lankosi mūsų rungtynėse, ko galbūt anksčiau ir nebuvo. Ir smagu, kad pagaliau jų terminuose, jų oficialiuose kalbose futbolas užima vis didesnę vietą. Ta galime drąsiai teikti, kad įsiklauso į mūsų problematiką, įsiklauso į mūsų šių dienų situaciją ir mato poreikį investuoti į fiziškai aktyvę Lietuvą, į fiziškai aktyvų jaunimą, sudaryti sąlygas jiems sportuoti ir būti fiziškai aktyviems. Tai visi puikiai sutarėme, kad turi būti investuojami nukreipiamos lėšos į vaikų fizinio aktyvumo gerinimą, pirmiausia, sudaromos sąlygos vaikams sportuoti, visam jaunimui, o tada jau galime kalbėti, kada turime sąlygas, turime infrastruktūrą, ką ypatingai noriu paminėti, tai dengtų maniežų programą, kur tikrai skiriame didelį dėmesį ir tikiu, kad dabartinė valdžia atkreips mūsų norus ir tikrai padės pagrindą multifunkciniams centrams arba pilnų matmenų maniežams atsirasti, nes tai yra mūsų iššūkis numeris 1, su ko susidurėme šaltuoju metų laikotarpiu, o kada turėsime tinkamą infrastruktūrą, kada turėsime fizinį aktyvumą, apie tai galime kalbėti jau per klubinę struktūrą, ką ir ne kartą suminėjęs, aukštasis meistriškumas, akademijų stiprinimas ir klubų vieningas vystimasis prie to, kad galutinis produktas, tai yra nacionalinės rinktinės žaidėjas, būtų kiek įmanoma stipresnis arba kiek įmanoma konkurencingesnis su kitomis Europos ar pasaulio šalimis. Grįžtant apie tarptautinį atstovavimą, tai tiek FIFA, tiek UEFA mes, manau, esam pakankamai girdimi pagal savo nedidelę rinkos dalį arba nedidelę federaciją. Vėlgi esam priskiriami prie tų mažųjų valstybių. Tas FIFA ir UEFA rodomas dėmesys ir tarptautinių renginių atvežimas ir pritraukimas į Lietuvą, aš manau, kad parodo, kad turime svorį tarptautinėse arenose. Tai vėlgi dar kartą norėčiau padėkoti UEFA už suteiktą teisę praėjusiais metais, tai yra 24 metų mergaičių iki 19 metų Europos čempionatos organizavimo. Tai praėjusiais metais iškovojome teisę kartu su Latvijos futbolo federacija rengti Europos salės
čempionatą, kuris kitais metais vyks Kaune ir Rygoje. Tai pirmą kartą istorijoje šis čempionatas UEFA sprendimu vyks 2 valstybėse. Tam ruošiamės ir manau, kad tai bus ypatingai gero lygio turnyras. Naudodamasis progą noriu padėkoti dar kartą FIFA's prezidentui Gianni Infantino, kuris sutiko ir priėmė organizuoti Lietuvai patikėti šansą 21 metų FIFA pasaulio salės futbolo čempionatą, po to sekė FIFA legendų rungtynės prieš Lietuvos legendas, kur irgi buvo ypatingos svarbos renginys ir tokio renginio Lietuvoje nesame turėję. Ta renginių tarptautinių kartelė yra pakelta, tą, ką šiandienai turime su infrastruktūra, su savo žmogiškaisiais resursais, su federacijos komanda, manau, kad tikrai darome viską vardan futbolo ir kad tų tarptautinių renginių tikrai netrūktų. Ką norėčiau irgi ypatingai įskirti, kad šiais metais rudenį turėsime UEFA hat-triko komiteto posėdį Kaune, naujosiuose federacijos namuose. Tai irgi ypatingai svarbus komitetas, vienas iš pagrindinių UEFA komitetų sprendžiančių infrastruktūrą, sprendžiančius projektinės dalis ir tikimės, kad tas posėdis bus ypatingai svarbus. Tikiu, kad ir politikos atstovai jame dalyvaus, išgirs, ko kvėpuoja kitos federacijos, kokios gerosios valdymo praktikos yra kitose federacijose, kokie yra projektai, kokia yra sinergija tarp valstybės, savivaldybės ir atitinkamų federacijų, kaip galime rasti bendrą kalbą su UEFA ir FIFA ir kaip dar paspartinti visų mūsų infrastruktūrinių dalykų atsiradimo greitį. Kitas dalykas, ką norėčiau irgi padėkoti, tai yra visai Lietuvos savivaldybių merijai, jeigu taip galime pasakyti. Išrinkus mane Lietuvos futbolo federacijos prezidentu, daviau savo pažadą ir savo bendruomeniai, kad norėsiu bendrauti su miestais, su miestų vadovybė, su miestų merais ir įsiklausyti jų problematiką, surasti dialogą. Tai taip, dar kol kas nesu visų aplankęs, bet didžiąją dalį tikrai pavyko aplankyti, su kai kuriais nepakartą teko matytis ir matom tos pirmosius vaisius, kad tikrai ta savivaldybių parama klubams, didiesiams klubams didėja, atsiranda nauji infrastruktūros objektai, jeigu galime džiaugtis, kad pagaliau Kauno rajonas turi savo futbolo namus, Raudondvario stadionas, Vilniaus rajone atsiranda nauji futbolo namai, naujas stadionas, tai smagu, kad ir kitos savivaldybės investuoja į futbolą, mato tame poreikį ir prasme ir tikiu, kad tie nuveikti ir pradėti darbai tęsis ir antroje kadencijos dalyje. Perinant prie kitos ypatingai svarbios federacijos dalies, tai yra finansai ir biudžetas, kaip buvo tvarkomas ir kaip buvo dėliojamasi tiek piniginiai srautai, tiek federacijos pajamų eilutės, tiek ir išlaidos ir viso biudžeto stabilizavimas. Tai vėlgi nenoriu grįžti labai pakankamai nesenius laikus, 4, 5, 6 metai atgal, kada federacija iš tikrųjų ta finansinė padėtis nebuvo iš geriausių. Taip, šiandieną tikrai irgi noras yra auginti biudžetą kiekvienais metais, tai tikrai matosi mūsų naujųjų rėmėjų indėlis, tai irgi ypatingas dėmesys yra skiriamas komercijai, ypatingas dėmesys skiriamas darbui su sirgaliais, atributikos auginimas ir visų kitų komercinių pajamų didinimui. Norėčiau padėkoti mūsų naujausiams rėmėjams, kurie atsirado per 2024-2025 metus. Tai mūsų generalinis rėmėjas Top Sport, taip pat prie mūsų rėmėjų gretų prisijungė prekybos centras IKI. Turime naujausią partnerystę su Sixt, oficialiu federacijos automobiliu patapo Audi, tai irgi ypatingai svarbus reiškinys, kada eilę metų neturėjome oficialaus automobilio ir turime pagaliau savo gretose Audi ir dar kartą didelis dėkui jiem. F-Pro jau 2 metai iš eilės sutinka ir save tapatina su Lietuvos futbolu ir jie yra generalinis Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro rėmėjas. Tarptautinių ženklų savo rinkos lyderių atėjimas į futbolo federacijos gretas ir tapatinimas su Lietuvos futbolu nuteikia optimistiškai ir tikiu, kad su komanda tikrai turėsime produktyvius sekančius 2 metus ir po jų galėsime dar pristatyti bent jau keletą naujų rėmėjų, kurie papildys federacijos gretas. Kalbant apie kitus mūsų pagrindinius iššūkius, tai irgi norėčiau ypatingai atkreipti didelį dėmesį į teisėjus. Teisėjai mums yra vienas iš tų mūsų prioritetinių darbų arba sektorių, į kuriuos turime investuoti, nes noras yra būti teisėjų ir save tapatinti ir vesti teisėjo karjeros keliu. Turime iššūkius su tėvais, turime iššūkius su treneriais, kaip yra elgiamasi su teisėjais. Tai yra pakankamai stiprus iššūkis edukuoti visą futbolo bendruomenę, visos futbolo bendruomenės veikiančiasias dalis ir suinteresuotus, kad ta
teisėjo profesija iš tikrųjų būtų gerbiama. Tai smagu, kad pagaliau ir klubai tiki tuo teisėjavimu, smagu, kad federacija investuoja pinigus į VAR technologiją. Jeigu 2-3 metai atgal mes buvome vieni iš tų šalių Europoje, kuri neturėjo VAR, tai dabar galime drąsiai sakyti, kad esame viena iš tų šalių, kuri turi. Norim aptarnauti kiek įmanoma daugiau rungtynių, naudojantis šią technologiją ir gelbstint teisėjam, padedant teisėjam, kuo geriau atlikti savo darbą. Tai tikiu, kad atsiradus papildomam komerciniam pajamom, papildomom eilutėm iš rėmėjų gretų, galėsime tos pinigus reinvestuoti ir investuoti būtent į teisėjų darbą, į teisėjų darbo kokybės gerinimą, nes tai yra vienas iš mūsų prioritetinių dalykų. Taip pat, kuo noriu pasidžiaugti, kad dėka mūsų gero klubų atstovavimo Europos gretose ir dėka UEFA pasirašytų naujų sutarčių, šiandienai mes turime galimybę turėti žymiai didesnės UEFA solidarumo lėšų išmokas, kas yra tikrai didelė pagalba Lietuvos futbolo klubams. Tai ir per paskutinius kelis metus tos solidarumo lėšos išaugo 2x. Tai yra paspirtis klubams planuoti savo biudžetus ir dar efektyviau juos išnaudoti. Kitas ypatingai svarbus 2024 metais nutikęs įvykis, tai federacijos būstinės įsikūrimas ir perkeliamas į Kauną. Turėjome tokį ambicingą tikslą, džiugu, kad pavyko jį 2024 metų pabaigoje įgyvendinti. Turime naujosios futbolo namus, pagrindinį federacijos ofisą Kaune. Ir dar smagiau yra, kad Vilniuje buvęs Lietuvos futbolo federacijos stadionas atiteko legendiniam Vilniaus Žalgirio futbolo klubui ir labai smagu, kad ten jų atsirado naujieji namai. Tai irgi klubas siekęs turėti savo nuosavus namus, nuosavą stadioną, kurioje įsikūrė akademija. Smagu, kad tai liko tarnauti futbolui ir kad ta infrastruktūra niekur neišnyko. Kalbant apie atstovavimą su universitetais, tai irgi ypatingai didelį dėmesį kartu su komanda skiriame akademiniai veiklai. Tai turime bendradarbiavimo sutartis su visais pagrindiniais universitetais. Smagu, kad ypatingos svarbos statusas suteikiamas Lietuvos sporto universitetui. Kartu su šiuo universitetu turime akademinę veiklą, mokslinius tyrimus, turime trenerių rengimo kursus vykdomus su šiais studentais, kurie studijuoja Lietuvos sporto universitete. Ir smagu, kada pabaigė pirmą bakalauro kursą, gauna galimybę įgyti papildomai UEFA B kategorijos trenerio licenciją įgyti. Kaip žinome, su pasikeitusiais įstatymais norintis dirbti futbolo treneriais turės turėti ir aukštą išsilavinimą, tai mums bendradarbiavimai su visais Lietuvos universitetais yra ypatingai svarbus, siekiant suteikti kiek įmanoma daugiau prieinamą išsilavinimą mūsų futbolo bendruomenės nariams, o ypatingais treneriams. Kalbant apie techninį departamentą, kalbant apie trenerių rengimo asociaciją, tai įvyko kursų peržiūrėjimas, programos atnaujinimas, tai džiaugiuosi naująją programą, džiaugiuosi naujaisiais lektoriais, kurie dirba edukatoriais ir edukuoja mūsų jaunuosius trenerius, kurie yra žingeidus, ir mes matome, kiek yra išaugęs poreikis, mes matome, kiek yra norinčių naujųjų trenerių siekti atitinkamos licencijas, ar tai būtų UEFA C licencija, ar tai būtų UEFA B, A ar Pro lygmuo. Mes matome, jeigu anksčiau turėdami po vieną laidą per metus, tai dabar poreikis yra 3 ir 4 laidoms per metus, ir tas džiugina, nuteikia maloniai ir turi mūsų tie jaunieji treneriai turėti prieimą, rasti dialogą su jaunaja karta, kur yra tikrai kitokia. Ir kalbant apie techninį departamentą, tai 2024 metų pabaigoje atsisveikinome su savo praėjusiu techniniu direktoriumi, vokiečiu Reinhold Briu, su kurio išdirbome 3 metus. Dar prieš tai turėjome Belgijos specialistą Patriką De Vildę, tai turėjome gerą 5 metų užsienio patirtį ir manau, kad ta 5 metų užsienio patirtis, vadovaujant techniniams direktoriams iš užsienio, turint Anderlechto sistemą, žengėm žingsnius pirmosius, tai yra mūsų akademijos, mūsų treneriai, mūsų techniniai direktoriai, manau, įgavo patirties per tos 5 metus, suprato, kas tai per pareigybė yra techninis direktorius, suprato, kaip yra dirbama diena iš dienos pagal metodologinę medžiagą, ir manau, kad esame pakankamai geram kelyje ir pažengę lyginant su ta situacija, kokia buvo prieš 5 metus, ir manau, kad galime eiti tuo lietuvišku keliu, ieškant savo talentų, ieškant savo vietinės sistemos, pritaikant ją, pritaikant geriausius užsienio pavyzdžius, ar tai būtų Belgija, ar tai būtų
Olandija, ar tai būtų Anglija, Ispanija, Italija, yra iš kiekvienos šalies ką pasimokyti, ką galima perimti, bet reikia rasti kelių, kaip tas sistemas ir tas naujasias metodologijas pritaikyti Lietuvos futbolui. Ta ir darome. Smagu, kad pavyko į mūsų gretas prisikviesti legendinį mūsų futbolininką Davidą Šemberą, kuris ir tapo naujoju Lietuvos futbolo federacijos techniniu direktoriu. Taip pat turime visiškai kardinaliai pakeistą trenerių personalą, tai vėlgi pritraukėme jaunuosius, bet patyrusius specialistus, vietinius specialistus, lietuvius, kurie yra dirbę A lygos klubuose, vyriausiose trenerio pareigose ir džiaugiuosi už šį trenerių kolektyvą ir tikiu, kad su šiais treneriais, su šio trenerių kolektyvu galime pasiekti tikrai gerus rezultatus, jau nekalbant apie tai, kad nacionalinės ir vyrų rinktinės trenerių kolektyvas išliko nepakitęs, eilę metų tai yra tie patys žmonės dirbantis vardan vieno tikslo, kad tų pergalių būtų kiek įmanoma daugiau ir tikiu, kad šie metai bus tie kertiniai metai, kad tikrai galėsim pasidžiaugti pergalėm. Tikiu, kad šių metų birželio mėnesį tikrai iškovosime pergalę išvykoje prieš Maltą ir suteiksime savo sirgaliams ir žiūrovams taip ilgai tą lauktą oficialią pergalę nedraugiškose rungtynėse, o atrankoje į pasaulio čempionatą ir gale ciklo galėsime džiaugtis, kad buvome arti arba pavyko iškovoti tą lauktą rezultatą, kurį įsikėlėme prieš šį ciklą. Smagu, kad atsiranda vis daugiau programų skirtų talentams, talentų paieškai, jų skautavimui, nes vėlgi matom iš to, kad tikrai dėmesys yra skiriamas, matome užsienio susidomėjimą mūsų jaunaisiais žaidėjais, turime dar didesnį dėmesį skirti jų atrankai, jų selekcijai, jų atradimui. Tiek Lietuvoje, tiek ir užsienio klubuose sukūrėme atskirą skautingo platformą, turime tarptautinį skautą, kuris dirba šiose pareigose ir ieško mūsų jaunųjų talentų, kuris yra, jeigu taip galima sakyti, išeivijos lietuvis, savo karjerą tęsiantis užsienio klubuose, bet darysime viską, kad juos grąžintis į Lietuvą, nes tikrai turime labai nemažą potencialą būtent per šių žaidėjų prizmę ir jie mums yra reikalingi mūsų ateities nacionalinės rinktinės sėkmingam pasirodymui tarptautinėse arenose. Taip pat kalba eina apie centrų įkūrimą, tai turime talentų regioninius centrus, vykdomus projektus, kuriais patikėjo FIFA ir kur FIFA tikrai skiria pakankamai nemažą dėmesį tiek patirtimi, tiek trenerių siuntimų į Lietuvą, tai išnaudojame visas įmanomas galimybės vien tam, kad Lietuvos futbolas iš tos techninės pusės eitų į priekį ir kad būtume konkurencingi Europoje ir pasaulyje. Kalbant apie kitą svarbę futbolo dedamosios ekosistemos dalį, futbolo klubus, akademijas ir jų tvarumą, tai tikrai didelis dėmesys skiriamas lygų tobulinimui, investavimui į klubus ir į lygas, jų sudėliojimui piramidės, tai kuom noriu pasidžiaugti, kad 3 metai ir nėra išimčių daromų, kas būdavo anksčiau, kada vieni ar kiti klubai patekdavo į vieną ar kitą lygą, pritaikant tam tikras išimtį, žaidžiant be licenzijų, tai šiandien dienai turime tikrai nusistovėjusią hierarchiją ir struktūrą lygose. A lygos čempionate mes turime užtikrintą 10 klubų dalyvavimą. Pirma lyga 16 klubų, irgi yra konkurencinga lyga ir visą laiką turime norą patekti klubų, kurie kyla iš apatinių lygų, iš antros lygos į pirmą ir norą iš pirmos lygos klubų, kurie norėtų save matyti A lygos varžybose. Tai tas patekimas, kilimas į viršų ir iškritimas ir siekimas sugrįžti yra futbole veramoji jėga ir labai smagu, kad pas mus tas dalykas pagaliau įsigyvendino. Praėjusiais metais kartu su vykdomojo komiteto nariais priėmėme gan netikėtą gal daugam sprendimą, bet įkūrėme antroje lygoje 2 divizionus, tai šiandien mes turime antroje lygoje tiek A, tiek B divizioną ir matome, kad tas B diviziono įkūrimas visiškai pasiteisina. Jeigu praėjusiais metais mes B divizione turėjome 7 klubus, šiandien mes turime 12 klubų ir ateina tie mažesni miestai, bet kurie turi politinį palaikymą, kurie turi miestų palaikymą, gauna atitinkamą finansavimą, kada atsiranda vietinis verslas, sinergija tarp vietinio verslo ir bendruomenės, vietinės mero pozicijos palaikymo ir taip toliau, tai tie klubai tikrai norisi jiems padėti ir jie turi terpę kur augti, kur eiti link, tai yra antros lygos B divizionas ir kaip ir sakiau, šie metai 12 klubų, pakankamai stipri klubų bendruomenė, kuri nori kovoti dėl patekimo į aukštesnį divizioną ar patekimo į aukštesnę lygą. Kalbant apie rinktinės palaikymą, tai vėlgi didelį dėmesį skiriame savo sirgaliams, tam sirgalio
aptarnavimui, rungtynių ir mūsų renginių metu, sirgaliaus potyriui, tai yra fano experience'ui taip vadinamai, tai patirčiai gerai, tai irgi darome viską, kad tas sirgalius į stadioną ateitų į nacionalinės rinktinės rungtynes, ar tai būtų vyro, ar tai būtų moterų, ar tai būtų jaunimo rinktinių gretose. Dėmesys yra didelis ir tikiu, kad šiais metais sulauksime ir būsime visi to istorinio rekordo dalimi. Tai jeigu žinome, kad mes turime 15 000 oficialų žmonių lankomumo rekordą užfiksuotą nacionalinės rinktinės rungtynėse, tai šiais metais norime turėti tą rekordo pamušimą ir manau, kad artimiausiose rungtynėse prieš Olandiją arba Nyderlandus, kitaip tariant, galime sumušti tą ilgai gyvavusi rekordą ir vienas iš siekiamybių šiais metais yra to rekordo pagerinimas. Kartu su visa futbolo federacijos komanda dirbame to link ir manau, kad turint tokį stadioną, kokį dabar šiandienai turime Dariaus ir Girėno, tikrai galime padaryti. Jeigu kalbame dar ir apie atsiradimą stadiono Vilniuje, tai atsiradus dar vienam stadionui, manau, pilnai išspręstume problemas ir nebūtų tų patirčių, ką turėjome praeisiais metais. O kada infrastruktūros padaugės Lietuvoje, tai automatiškai ir išsispręs ir galėsime žaisti per kelis Lietuvos miestus, atitinkamai nuo varžovo pajėgumo ir renkantis ar žaisti Vilniuje, ar Kaune, ar kitose Lietuvos miestuose, kur tikiu, kad irgi atitinkamo lygio infrastruktūra atsiras. Paminėjau, kur irgi norėčiau uždėti tą vadinamą akcentą, tai yra mūsų transliacijų arba video turinio kokybės gerinimas. Tai turime futbolas.tv OTT video platformą, kuriai skiriame didelį dėmesį, kaip ir stengiamės gerinti kokybinį turinį mūsų tiesioginių transliacijų metu ir tikrai visa komanda dirba tam, kad to turinio būtų kiek įmanoma įdomesnio, geresnio ir aukštesnės kokybės. Tai irgi kas stebi per televiziją, kas stebi mūsų daromus video reportažus, tai tikrai, manau, pastebit, kad federacija tikrai investuoja labai nemažai tiek finansinių, tiek ir žmogiškųjų resursų į tą video turinio. Šiais metais turėsime rinktinės serijas, rinktinės filmą apie šių metų ciklą, kaip mūsų nacionaliniai rinktiniai sekėsi ir kokius gale rezultatus mes turėsime, taip kad to video turinio mes tikrai savo žiūrovams ir sirgaliams pateiksime. Apžvelgiant praėjusius metus, apžvelgiant 2 metų kadenciją šiose pareigose, tai jinai yra įdomi, jinai yra pilna iššūkių ir niekada šitose pareigose arba šitoje bendruomenėje nebus, vadinkim, tos ramybės, nes visą laiką noras eiti yra į priekį, noras būti žingeidžiam kartu su savo komanda ir tikiu, kad per tos likusius 2 metus bus daug projektų, bus daug pralaimėjimų, bus daug laimėjimų, tai yra neišvengiama sporto dalis, bet tikiu, kad kartu kaip bendruomenė, kartu kaip komanda žengsime žingsnį į priekį su visų jūsų palaikymu, su visų vyriausybės palaikymu, Seimo narių palaikymu, miesto valdžios palaikymais, atsiras dėmesys futbolui, atsiras dėmesys infrastruktūros objektams ir susirinkę po metų ar 2 galėsime sakyti, kad tikrai padarėme viską vardan Lietuvos futbolo ir tikiu, kada bus žengti žingsniai iš mūsų pusės, tai nori ar nenori tos pergalės anksčiau ir vėliau ateis, taip kad visiems gero kongreso, gero laiko ir gerų pergalių aikštelės.